Prabėgę 2024 metai Lietuvos švietimo ir mokslo profesiniai sąjungai buvo intensyvūs ir įsimintini. Ne tik aktyviai gynėme narių teisės, bet ir stiprinome bendruomenę, skatinome inovacijas bei veikėme tarptautiniu mastu. Pirmasis LŠMPS sąskrydis tapo puikiu pavyzdžiu, kaip suvienyti švietimo bendruomenę, taip pat atsipalaiduoti ir sustiprinti LŠMPS bendrystę. Beveik 300 LŠMPS narių iš visos Lietuvos sąskrydžio metu varžėsi įnirtingose laivų lenktynėse, išbandė savo sumanumą lauko žaidimuose ir kartu šoko iki paryčių. Ne vienas iš dalyvių dalijosi įspūdžiais, kad šis sąskrydis buvo tarsi gaivus vėjas. Po įtemptų darbo metų galėjo atsipalaiduoti, pabendrauti su kolegomis ir pasisemti naujų jėgų. LŠMPS teisės centras ir toliau buvo patikima narių atrama. Pernai jis suteikė daugiau nei 6350 konsultacijų darbo teisės klausimais. Daugiausiai klausimų nariai užduodavo dėl darbo užmokesčio, darbo grafikų ir mobingo atvejų. Tai rodo, kad šios temos išlieka aktualiausios. Teisės centras sėkmingai atstovavo nariams 5 darbo ginčuose, kas įrodė, kad turime kompetitingą komandą, galinčią užtikrinti, kad narių teisės bus ginamos. Vienas iš narių, kuriam teisės centras padėjo, dalijosi. Ačiū LŠMPS už pagalbą. Dabar žinau, kad galiu pasitikėti savo profesinę sąjungą. Lietuvos švietimo ir mokslo profesiniai sąjungai svarbus kiekvienas narys, kurių šiuo metu yra daugiau nei 12 000. LŠMPS atstovai dalyvavo 83 darbo ginčų komisijos posėdžiuose, kuriuose buvo išspręsta daugiau nei 785 bylos. Norime pasidžiaugti, kad beveik kas trečią 2024 metų dieną LŠMPS vardas buvo minimas įvairiose žiniasklaidos priemonėse, kad LŠMPS Facebook paskyros sekėjų skaičius kasmet auga ir šiuo metu siekia beveik 11 000. LŠMPS 2024 metais taip pat tęsė didelio populiarumo sulaukusias tiesioginės transliacijas mokytojai mokytojams apie mokytojus, kurių iš viso buvo 6. Labai svarbi LŠMPS veiklos kryptis yra kolektyvinės derybos, kurių metu pasiekėme svarbių rezultatų. LŠMPS pasirašė atnaujintą Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį, kurioje numatyta, kad 2025 m. rugsėjo 1 dieną pedagogų atlyginimai didės 8%. Nors gali atrodyti, kad tai tik mažas žingsnis ar trumpalaikė pergalė, bet iš tiesų tai investicija į Lietuvos švietimo ateitį, nes kolektyvinėje sutartyje buvo sutarta dėl ilgalaikės darbo užmokesčio didinimo perspektyvos iki 2030 metų. Visi sutiksite, kad didesnis atlyginimas ir geresnės darbo sąlygos ne tik padės išlaikyti jau esamus specialistus, bet ir pritrauks daugiau talentingų žmonių į mokyklas. Primename, kad LŠMPS nariai ir toliau gali naudotis jiem priklausančiomis papildomomis garantijomis. 3 papildomomis apmokamų kasmetinių atostogų dienomis, 3 papildomomis atostogų dienomis savišvietai ir savanorystei, 10 arba 20 apmokamų dienų mokymosi atostogoms, 5 dienomis sveikatai gerinti, 3 darbo dienomis profesinės sąjungos veiklai, bei 72 valandomis profesinių organizacijų pirmininkų darbui. LŠMPS bendruomenė turėjo išskirtinę galimybę pasisemti patirties iš Singapūro švietimo ekspertų, kurie vedė mokymus tobula 45 minučių pamoka – Singapūro patirtis. Ekspertai suteikė LŠMPS nariams vertingų žinių ir įgūdžių, kaip pagerinti savo pedagoginę praktiką, ugdyti mokinių kritinį mąstymą ir kūrybiškumą, bei kaip kurti saugią ir motyvuojančią mokymosi aplinką. 2024 metais LŠMPS sėkmingai tęsė mokymų programą LŠMPS profesinės organizacijos narių abėcėlė, skirtą stiprinti profesinių organizacijų pirmininkų ir jų komitetų narių kompetencijas. Šie mokymai, organizuojami mažomis grupelėmis, leido dalyviams įgyti reikalingų žinių ir įgūdžių, kad jie galėtų dar efektyviau atstovauti savo kolegų interesams. LŠMPS organizuoti mokymai buvo skirti ne tik teorinėms žinioms perteikti, bet ir praktiniams įgūdžiams ugdyti. Šių mokymų dėka daugiau nei 160 profesinių organizacijų narių iš pirminių organizacijų ir 11 LŠMPS susivienijimų įgijo naujų žinių ir įgūdžių, kurie padės jiems sėkmingai vykdyti savo veiklą. Mokymus organizuoja Nacionalinė švietimo ir mokslo asociacija, LŠMPS mokymų centras, kurio tikslas – narių švietimas, aktualių tyrimų vykdymas, įvairių renginių organizavimas. LŠMPS nariai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Šiuo metu esame 8 tarptautinių projektų partneriai.
Taip pat dalyvavimas aukščiausio lygio tarptautinėme švietimo forume ISTP 24 ir ETJUS konferencijoje leido mums dalintis patirtimi su kolegomis iš kitų šalių ir stiprinti mūsų pozicijas pasaulinėme ir Europos lygmenyse. Tuo tarpu LŠMPS organizuojama stovykla Draugystės vasara jau 3 metus iš eilės buvo vieta, kur gimė ir stiprėjo lietuvių ir ukrainiečių vaikų draugystė. Šis nuostabus projektas, įgyvendintas jūsų visų skyrusių 0,6% paramą LŠMPS dėka, suteikė vaikams galimybę ne tik pailsėti, bet ir susipažinti su skirtingomis kultūromis. Šiais metais Visagine įsikūrusi stovykla virto tikru nuotykių parku, kur vaikai ne tik susirado naujų draugų, bet ir išbandė savo jėgas įvairiose veiklose. Nuo įspūdingų ekskursijų po Lietuvą iki adrenalino kupinų žaidimų, kiekviena diena buvo kupina džiaugsmo ir atradimų. Ypač įsimintina pažintis buvo su unikaliu Žalvario parku, kur vaikai galėjo pasijusti tikrais tyrinėtojais. 2024 metai buvo sėkmingi, tačiau mūsų darbai tęsiasi. LŠMPS ir toliau sieks gerinti švietimo sistemą, ginti LŠMPS narių teisės ir stiprinti LŠMPS bendruomenę. 2025 metams turime dar ambicingesnių planų. Dėkojame visiems nariams už aktyvumą ir pasitikėjimą, partneriams ir rėmėjams už bendradarbiavimą. Kiekvieną LŠMPS narį raginame sekti naujienas įvairiuose LŠMPS kanaluose, socialinių tinklų Facebook ir Instagram paskyrose, LŠMPS interneto svetainėje ir YouTube kanale. Kartu mes galime pasiekti dar daugiau.